Sveiki, šiandien noriu papasakoti apie pasiruošimą sandarumo testui. Prieš pradedant, nepamirškit mūsų sekti YouTube kanale, uždėkit laiką video jei patiks ir komentuokit. Sandarumo testas reikalingas A++ klasės namuose, o sandarumas turi būti mažesnis arba lygus 0,6 karto per valandą, tai reiškia 0,6 karto oro tūris nepasikeistų per valandą, turbūt taip. Ruošiantis sandarumais yra keletas esminių vietų, kur svarbu užtikrinti sandarumą. Mes pirmą pradėjome sandarinti nuo stogo. Kai darėm stogo apšiltimą, susidėjom vatą ir tada dėjom plokštes, kurios atlieka garo izoliacijos plėvelę vaidmenį mūsų situacijoje. Plokštes tarpusavį klijavom su sandarinimo putomis. Naudojom tokias, nežinau, ar čia pats gal geriausias sprendimas ar ne, bet jos yra elastingos, orui nelaidžios. Uždėjom ant viršaus klijavom į kiekvieną siūlę sigą geltoną juostą. Ir tada perimetrą su siga žalia risan juosta naudojom 10 cm pločio, nes jeigu būtume pasirinkę 5, tai sakyčiau gal per plonai, nes labai nepatogu būtų buvo klijuoti, nes norisi, kad ant tinko nemažai užeitų ir tuo pačiu ir ant plokščių. Tai toliau dar grįžtant prie lubų, tai yra nemažai vietų, kur dabar dar ir nepadaryta iki galo. Tai laidai, kurie išlenda tiek, kaip ir čia lipsiu gal. O signalizacijos laidas, tai šitas vietas išsandarinti, čia aukščiau yra kiti laidai, kur pas mus viskas lubo medžiota, tai nemažai laidų yra, tai juos irgi aplink apsitepsim. Tada kitas žingsnis, tai tepsim Pennosil Air and Vapor Membrane. Šiaip patarčiau naudoti juodą, daug patogiau, nes tepant jinai būna mėlynos spalvos ir kai išdžiūsta pasidaro juoda, tai geriau matyti, kur užtepta, kur ne, ypač kai antrą sluoksnį tepi. 2 sluoksnius reikia tepti. Šiaip idealiausiai, kiek Pennosil reklamai mačiau, tai vieną sluoksnį viena kryptim, kita, tai ten esantis mikroploštas, taip gaunasi, kad 2 kryptim ir pasidaro maždaug kaip toks taip tinkliukas, turbūt tokia logika, kad gautis pati ta membrana stipresnė. Taip, tai sekanti vieta būtų turbūt visose mūro pertvarose. Čia jau ištepta jo pilnai 2 kartus, tai stengiamės pritepti vidų visą ir labiausiai ten, kur laidas išeina. Kur daugiau laidų gal šiek tiek sudėtingiau, bet ir tiesiog kruopščiai prieiti visur 2 kartus nutepant turėtų ganėtinai sandaru. Grindų perimetras, tai mūsų atveju gal šiek tiek kitaip nei pas daugumą. Mes palikom neužtinkuotą apačią, tai labai nemažai reikėjo pritepti, nes yra blokelių forma, tai dar papildomai ką sugalvojau naudoti, ko nebuvau matęs, kad kiti naudotų, bet taip kaip hidroizoliaciją darant vonios kambarį ir panašiai naudojom stiklo pluošto juostą, tai ištepiam paviršių, juostos kitą pusę, tada juostą įklijuoja dar ant viršaus užtepi. Ir toks gaunasi, kad suformuoja čia tokią lygų paviršių, kurį užsandarini. Tai čia gal paprasto atveju nereikia. Tai šitą sprendimą su juostos klijavimu pats sugalvojau, nežinau, čia gerai, blogai, bet man atrodo, turėtų būti gerokai sandariau. Jeigu kas nors galvoja čia, kad kažkokių pliusų minusų yra, irgi duokit žinoti komentaruose. Ar čia gera mintis ar nelabai? Taip nusprendėm įsispręsti savo gal tokią mažytę problemą, kad nereiktų labai storai tepti. Toliau sutepiau juostos kraštą, tepiau iki ekstrudinio polisterolo galo, kur eina su tinku, kad tas tarpelis užsisandarintų ir juostos perėjimas ant polisterolo. Tai nežinau, irgi ar šitą vietą visi daro, bet tiesiog atrodo nepakenks papildomai čia aplink langus prasieiti. Ta vieta, kur reiktų atkreipti dėmesį, tai grindų deformacinės siūlės, tai jas irgi reiktų užtepti, mes čia dabar neužtepę dar svetainiai, nes tiesiog daug medžiagų prikrauta ir neišeina prieiti visur, tai šitą pasilikom galui. Tada prasitepiau apačią, prie langų nėra didelis tarpas aukščio, dėl to, kad pas mus bus vinilinės grindys klijuojamos, tai jom tai reikia ten kokių 5 mm. Užsiklijavau juostą ant lango ir stengiausi prigrūsti į tarpą daug mastikos, bet kai susidės grindys tiek dar su silikonu tą siūlę praeisim ant viršaus, tai iš vis užsisandarinti. Durų stakto, tai čia apsidirbs gipsu, bet po gipsu dar irgi nusitepiam sandarinimo mastiką visą šitą vietą. Viršutinę dalį buvo čia tarpas, nes tokia sarama iš 2 dalių ir šitą tarpą įdėjom polisterolo likučius, plonas juostas ir sandarinimo putom užputėm ir po to nupjovę perteklių užtepėm mastiką. Taip pat dar ko nepaminėjau, tiek rozečių dėžutės,
tiek visokias, ta prasme, vietas, tas pačias, kur ir namo perimetro, tiek ir per tvarinėse sienose, kaip čia, pavyzdžiui, sandėliuko siena, bet jie mes tiek visą sandarinam, nepaliekam tokių vietų, nes kažkur net mačiau irgi viršui buvau jautęs, kaip traukia per blokelius vidury namo. Atrodo, neįsivaizduoju, iš kur tas ateina oras, bet jis kažkaip atkeliauja per blokelius į net vidurio namo. Toliau viršuje, jei kažkur turėsit, čia geras pavyzdys vamzdžio, tai su žalia juosta apklijuota ir anga labai logo, taip iš mažais gabaliukais karpius juosta, kaip iš kelių gabalų susiklijuoja. Tai čia aktualu gal rekuperacijai, į lauką, kur išeina rekuperacijos vamzdžiai užsandarinti. Ir turbūt tiek. Kaip ir visas vietas papasakau, kurias sandariname. Jeigu pastebėjote, kad kažką pamiršome, kažkokių klaidų padarėm, rašykite komentaruose, nes sandarumo testą atvažiuoja daryti už porą savaičių, tai dar spėtume pasikoreguoti. Stebėkite toliau mūsų progresą statybose, sekite mūsų YouTube ir Instagram platformose. Geros dienos visiems.